Sveiki, čia aš Gamecrafteris Karolis ir filmuoju savo trečiąjį epizodą. Taigi, dabar eisime šį epizodą, stengsimės kuo daugiau kasinėtis. Gerai, pasimkime dar biškį točių. Kol nefilmavau, padariau čia laiptukus, nors čia nieko gero, bet einame į kasyklos gilumus. Mums labai reikia geležies pradžiai. O, štai ir geležis. Iš geležies darysime kibiriukus ir darysimės fermą. Gaila, kad čia tik vienas. Taigi, va dar anglies radom. Su vienu žmogumi jau susisiekiau, tikriausiai atsiųs vieną įdomų adventure mapą. Video darau be jokių efektų, taigi nepykite. Ai, dabar kiek reikės darbo įdėti. Aš tą točią iškirtau. Užkimšime vandenį. Vanduo turėtų nebesiskverbti. Po smėliu gal bus. Ne, galvau, kad bus anglies. Avis vaikšto kasykloje. Štai, geležies rūda. Nepykite už pašalinius garsus, tai mano mažoji sesė. Kiek anglies, bet neturim. Na, šiek tiek gal iškeis. Video šis truks maždaug apie 8 minutės. Kągi, mums anglies užtek turėtų. Jau vakaras, tai atsimiegosim. Nesupratau. Nepykite, kad buvo nustatytas taikos režimas. Gal aplinkui bus šunų, tai prisijaukinčiau, turiu kaulą.
Štai čia bus mūsų... Reikia pakelti aukščiau. Štai čia bus mūsų ferma. Iš pradžių jos didelės nedarysime, kokį 4, kad užaugtų per vieną, kokie 4-5 kviečių blokeliai. Taigi jau beveik pasidarėme fermą. Einame atsinešti greičiau točių, kol neužšąla vanduo. Pasigaminsime, tiksliai pavadinimo nežinau, bet žemės kastuvuką ar kistuką. Tuoj pasakysiu tikslų pavadinimą. Kauptuką. Gal turiu sėklų, ne. Eisime pasidaryti sėklų. Reikia biškį daug. Čia va to čia perkelsiu. Reikia pasigaminti točių ir apdėti, kad nešaltų. 5 točius pasigaminsim. Taigi dabar sukasime viskas. Iš pradžių sniegą reikia nukasti. Tebūnie taip. Eikime sėklų pasirinkti. Sėklas galime gauti iš žolės. Greitai kelsiu 4 epizodą. Tad gal turite kokių nors idėjų, ką daryti per jį, tai rašykite į komentarus. Štai, nesuprantu, kodėl užšąla vanduo, reikia daugiau. Geriau štai taip padaryti. Čia gerai, šąla, šitą pusė gerai. Čia įdėsim blokelį dabar ir ant viršaus padėsime točią, dabar turėtų neužšalti. Ir va čia va taip pat padarysim. Taigi, nusodinsime laukelius. Šioje dalyje tiek norėjau parodyti, tad iki kito karto.